Kaip žinoma, Visagino savivaldybė ilgą laiką siekia sukurti laisvąją ekonominę zoną. Kokioje stadijoje šiuo metu yra šis procesas? Meras Erlandas Galagus paaiškino situaciją. Mūsų Seimo nariai Algimantas Dumbrava ir Gintautas Kinduris jau užregistravo įstatymų projektą Seime. Ir labai tikiuosi, kad pirmasis šio įstatymo svarstymas įvyks dar šiame Seime ir rudeninėje sesijoje. Tai yra įstatymas paruoštas, užregistruotas. Kada jis bus svarstomas, praneš. Darysime viską, kas įmanoma, kad jis praeitų tas diskusijas, kurios vyksta vyriausybėje su ministerijomis, atrodo, kad ypatingų prieštaravimų nėra. Žinoma, kyla klausimų, kodėl ji tokia didelė. Galbūt ją reiktų padalinti į mažesnius sklypus, išskirti tam tikrus dydžius ir panašiai. Bet tam yra ir argumentas. Mes dabar negalime spėlioti, koks sklypas, kokio dydžio sklypas bus reikalingas būsimiems investuotojams. Todėl daromas didelis sklypas ir išsamus sklypo padalijimo planavimas atliekamas pagal investuotojo poreikius. Lietuvoje tai jau ne pirmoji laisvoji ekonominė zona. Mes naudojamės tą patirtimi, kuri jau buvo įgyta. Kaip informavome anksčiau, laisvoji ekonominė zona planuojama įrengti šalia Ignalinos atominės elektrinės, nepastatyto trečiojo bloko vietoje. Tai valstybinė žemė. Ir čia turime pranašumą prieš kitas savivaldybės, kad turime infrastruktūrą ir valstybinę žemę. Ji neprivati. Pagal laisvosios ekonominės zonos Visagino savivaldybėje sukūrimo įstatymo projektą, jai skirtos sklypo plotas yra 214 hektarų. Tai didelis sklypas. Bet jei jis bus patvirtintas ir taps populiarus tarp investuotojų, tai ateityje šią zoną galima bus dar plėsti, nes valstybinių sklypų ten dar daug. Visų šių planų įgyvendinimas priklauso nuo to, ar Seimas pritars laisvosios ekonominės zonos kūrimo sprendimo projektui, pateiktam šioje rudens sesijoje. Ankstesnėje laidoje mūsų redakcija parodė reportažą apie 6 neįprastų ženklų įrengimą, ant kurių parašyta valstybės turtas, taip pat žodžiai. Dar truputį palaukite, iki gero asfalto liko visai nedaug. Kalbėdamas apie šių ženklų įrengimo tikslą, meras Erlandas Galagus teigia, kad tikisi reakcijos iš valstybinius kelius prižiūrinčios akcinės bendrovės Via Lietuva. Apie kelio Visaginas-Stašionis Rimšė remontą kol kas naujienų nėra. Tačiau jau rugsėjo 6 dieną šiame valstybinėme kelyje pasirodė ženklinimas. Anksčiau meras informavo kelių direkciją, o vėliau ir akcinė bendrovė Via Lietuva apie ženklinimo trūkumą šiame kelyje, tačiau reakcijos nebuvo. Ir štai po ženklų įrengimo rugsėjo 4 dieną, vos per 2 dienas 7 km ilgio kelyje Visaginas-Stašionis Rimšė buvo atliktas ilgai lauktas ženklinimas. Ar tai buvo tiesiog sutapimas, ar visgi reakcija į ironiškus ženklus, tiksliai nėra žinoma. Spėjame, kad šis ženklas nebuvo nepastebėtas Via Lietuva ir galbūt toks Visagino savivaldybės žingsnis privers kelių priežiūros įmonės vykdyti pažadą dėl šio kelio remonto, kuris buvo duotas dar 2021 metais. Rugsėjo 5 dieną mes išsiuntėme laišką akciniai bendrovei Via Lietuva, kuriame priminėme apie kelių direkcijos, kurios įpėdinė tapo akcinė bendrovė Via Lietuva, įsipareigojimus ir paprašėme patikslinti, kada Via Lietuva planuoja atlikti kelio remontą pagal 2021 metais pasirašytą susitarimą. Rugsėjo 11 dieną gavome atsakymą iš akcinės bendrovės Via Lietuva, kuriame teigiama: informuojame, kad minėta situacija akciniai bendrovei Via Lietuva yra žinoma. Ir remiantis jau pasirašytą bendradarbiavimo sutartimi ir, kas svarbu, esant pakankamam kelių infrastruktūros finansavimui, planuojama, kad kitais metais šis kelias bus sutvarkytas. Atsakėme akcinės bendrovės Via Lietuva taip pat informuoja. Atkreipiame dėmesį, kad šiais metais valstybės prioritetų sąraše yra strateginių projektų ir karinio mobilumo projektų įgyvendinimas. Taip pat remontas blogos būklės tiltų, keliančių grėsmę eismo dalyvių saugumui. Būtent dėl šios priežasties didelė dalis skirto finansavimo buvo skirta šiems projektams, bei praėjusiais metais pradėtų projektų įgyvendinimui. Pažymime, kad dėl nepakankamo finansavimo nauji projektai šiais metais nebuvo pradėti. Sunku pasakyti, ar kitais metais bus suremontuotas kelias Visaginas-Stašionis Rimšė.
nes frazė esant pakankamam kelių infrastruktūros finansavimui nesuteikia garantijos, kad finansavimo užteks ir Visagino keliui. Rugsėjo 9 dieną mero kabinete įvyko susitikimas su Aleksandro Vasiljevo fondo direktore Alma Podžiukaitiene. Susitikimo metu buvo svarstomas klausimas apie galimybę įkurti Visagine mados istorijos muziejų. Напомню, что такой зеленый свет совет уже дал. Priminsiu, kad žalia šviesa mados muziejaus kūrimui Visagine jau tarybos duota. Ir dabar jau ruošiama bendradarbiavimo sutartis dėl paties muziejaus kūrimo. Taip pat duota užduotis, kad iki rugsėjo mėnesio savivaldybės tarybos posėdžio visi dokumentai būtų paruošti ir taryba balsuos kurti ar nekurti muziejų. Tikiuosi, kad vis dėlto bus priimtas sprendimas kurti mados ir meno muziejų. Ir tai bus Aleksandro Vasiljevo muziejus. Jeigu taryba patvirtins, liks tik atlikti juridinius ir techninius veiksmus. Registruoti registrų centre, pasirašyti perdavimo aktus dėl patalpų ir paties fondo dalies, kad įmonė galėtų pradėti veiklą. Muziejus įsikurs buvusiose vaikų poliklinikos patalpose, kur jau yra Aleksandro Vasiljevo fondo kolekcija. Ir Aleksandras Vasiljevas mato, kad jei holas įėjus bus įrengtas kaip parodų salė, tai to ir pakaks nuolat veikiančiam muziejui su laikinomis ekspozicijomis. Bus ir kažkokios išvežtinės ekspozicijos, o nuolatiniam muziejui to visiškai pakanka. Primename, kad 2020 m. gruodį tarp Aleksandro Vasiljevo fondo ir Visagino savivaldybės buvo pasirašyta 5 metų bendradarbiavimo sutartis, kuria savivaldybė įsipareigojo suteikti fondui patalpas jo kolekcijai saugoti, o Aleksandro Vasiljevo fondas įsipareigojo kasmet Visagine surengti 2 nemokamas parodas. Remiantis sutarties sąlygomis, Aleksandro Vasiljevo fondui buvo išnuomota dalis buvusios vaikų poliklinikos patalpų kolekcijai saugoti. 2023 metais buvo pakeistas 2 aukšto ir dalies 1 aukšto patalpų paskirtis iš medicininės į sandėliavimo. 1 aukšto patalpos, o tai 51% nuo bendro pastato ploto, iki šiol yra medicininės paskirties. Akivaizdu, kad kuriant mados istorijos muziejų teks keisti ir jų paskirtį. Mados istorijos muziejaus įkūrimas Visagine galutinai sustiprins mados istoriko Aleksandro Vasiljevo pozicijas mūsų mieste. Gandai apie tai, kad jis ketina perkelti savo fondo kolekciją į Daugpilį, nepasitvirtino. Fondo direktorės Almos Podžiukaitienės teigimu, su Daugpilio atstovais buvo kalbama tik apie parodos organizavimą.